Tai labas vakaras. Mes Labas jau vakaras. esame, mes jau esame netiesioginė live transliacijoje. Gal truputį dar galim palaukti, ten 1 minutę, kol kažkas prisijungs. Ar net galit parašyti, ar viskas gerai girdisi ir matosi tie, kurie prisijungsite. Jeigu žiūrėsite live arba žiūrite, parašykite iš kokio miesto, ar gal netgi šalies, nes Facebookas labai platus, ne, tiek mano, tiek Editos. Tai šiandien mes norime pakalbėti su Edita. Edita Juodžbalienė, jinai yra onkologė. Ir aš noriu labai padėkoti nuo savęs, nes praeitais metais mes ėjome būtent irgi tą pačią kelionę mūsų artimoje aplinkoje. Ir Edita buvo ta, kuri davė ranką, mus lydėjo toje visoje kelionėje. Bet svarbiausias pagrindinis dalykas, kodėl mes šiandien kalbame ir kalbėsime su jumis, ne? Jūs buvote ta, kuri davėte viltį, kuri jos nenužudėte. Tai manau, čia turbūt yra pats pagrindinis dalykas, kai mes turime viltį, turime už ko kabintis ir turime galimybę eiti šitą kelionę. Tai Edita, gal trumpai tada prisistatykite, ką jūs veikiate, gal netgi, tiesiog kiek norit, kiek jaučiat, prisistatykit, kas jūs esat, nes gal nedaugelis jūs pažįsta. Labas vakaras. Esu onkologė chemoterapeutė. Onkologijoje esu jau 40 metų. Iškart po baigimo dirbau 16 metų Kauno onkologijos ligoninėje. Nuo 2001 metų dirbau Kauno klinikose ir tam pačiam darbe. Ir šiaip ši tema sveikatinimo, tai galiu pasakyti, kad čia toks keistas derinys onkologas, kuris gydo cheminiais vaistais, chemoterapeutas, ir sveikatinimu užsiimantis žmogus, kuris viską gyvenime bando padaryti natūraliai, maksimaliai natūraliai. Be mažiausių chemijų ir mažiausių tokių, kaip sakant, civilizacijos išradimais, aš vadinu. Reikia pasakyti, tas kelias nebuvo taip paprastas, nes mūsų to nemokė ir į sveikatinimą ir tą norą kažką natūraliai sužinoti tikrai, bent visi tradiciniai daktarai ateina per savo kažkokias patirtis negatyves. Tai aš atėjau per savo ligas, bet to buvo mažai, dar, kaip sakant, mes visada randam, kaip pasiaiškinti ir kaip pataisyti tą savo sveikatą, bet kad paeitumėm iki darbo. Bet tėvų, mamos konkrečiai, tokio rimto kardiologinio ligonio sveikata, tai buvo tas taškas, kur aš labai radikaliai pasukau į sveikatinimo kryptį. Tiesa, tas buvo pradžioje tai nesąmoningas, tiesiog norėjau, kad jinai išgyventų ten tas savaitės kelias į priekį, kaip, nenumirtų man per šventes, kalėdas, naujus metus. Ir taip kažkaip labai ta informacija, kadangi buvo visiškai nuliniam lygi, ta informacija apie sveikatinimą, mes tikrai nuo antro kurso mokomės ligas ir nieko negalim pasakyti, netgi savo padėti sveikatinimo klausimais. Galiu pasakyti, gal įsikytoje galvo, aš čia žinau, iš tikrųjų mes nieko nežinom, galiu pasakyti, man net šokas buvo kažkuria prasme, kai pamačiau, kiek čia tos informacijos ir tai yra žymiai sudėtingiau, negu paskirti vieną ar kitą tabletę prie kažkokio ligos kodo. Tai yra daugiamatė. Tai esu baigus ten ir masažus, ir kinezioterapijos su profesionalais, mokiausi ir ayurvedą, ir kinų medicinos, žodžiu, tas visas senasis medicinas ir psichologija, kažką tik tai nesimokiau, nes iškart, kaip sakė, apauga viena informacija, apauga kita veikla ir ten, kur gali į mišką, tu daugiau medžių ir gavosi galų gale toks, sakyčiau, tikrai holistinis suvokimas tos sveikatos. Jeigu ayurveda sako, kad sanskrito kalboje sveikata yra svasta, tai išvertus esu įsitvirtinęs savyje. Tai vat, kuo skiriasi, sakyčiau, kaip medikas, kuris daug metų dirba tradicinėje medicinoje, nuo sveikatinimo. Tai ayurveda, kuri buvo užrašyta 5000 metų, jau rašytinė yra, o prieš tai dar kiek šimtų ir tūkstančių metų žmonės kaupė tą patirtį, buvo stebėjimas. Tai sakyčiau, čia pati ilgiausia klinikinė studija, nes tai jinai dabar tas, kas užrašyta vedose, tai nesikeičia 5000 metai, tie patys principai važiuojame iki šiol ir gydo Indijoje ir kitose kraštuose būtent tais pačiais principais, kurie tiek laiko, reiškia, atitarnavo.
tradicinė medicina, jinai visą laiką irgi kažkiek rėmėsi liaudies medicina, ten augalais taip toliau, apie 100 metų jau atėjo cheminiai vaistai ir mes dabar esame ruošti praktiškai ligom. Gaila, bet yra ligom. Ta pirminė profilaktika, kada turi savo padėti, jau yra kažkaip tai nutolus nuo mūsų, o antrinė profilaktika, tai nueiti polikliniką, pasidaryti kraujo tyrimus, polipus pasižiūrėti žarnyne, gimdos kaklelį pažiūrėti, krūtis persišviesti, tai čia yra jau ta tolesnė profilaktika, jau čia yra rezultatų radimas. O ta pirminė, mes apie ją žinom mažai, čia tikrai yra labai sudėtingas procesas, nes šiai dieną žmonės, ko gero, mažai save pažįsta. Va čia yra problema ta, kad mes nepažįstam. Mums viskas yra pasakyta, paduota ir mes taip įpratom visiškai negalvoti, nes aš matau tos pacientus, kurie ateina, žmonės visiškai nejaučia savo kūną, nesupranta, jie gyvena šalia savo kūno, jie nei simptomų pastebi, užsileidžia tos navikus iki negalėjimo. Reiškia, ką pasakai, ta informacija visai pakimba ore, kai tiesiog oficialiai sakoma, kad atsimena po konsultacijos apie 10% informacijos tik tai išėjęs iš kabineto, tai ten tas kalbėjimas dažniausiai pats su savim kalbėsi, nes matai, kad žmogui yra neprieinama, galvoj ta informacija tiesiog yra, kaip sakant, per didelė naujiena. Tai va, mes tuos 1000 metų pragyvenom, mūsų protėviai pragyvenom, mes esame palikuonys va tų sveikuolių kažkuria prasme, kurie laikėsi va tų dėsnių gamtos, o tie, kurie nesilaikė, tai buvo natūrali atranka realiai. Tai va, o dabar šiai dieną, aišku, medicina gali išgelbėti, kad ir mažiausia žmogutį, ten jį, kaip sakė, gyvena jisai, bet kiek jisai sveikas, aš nežinau, nesu tokia jau įsitikinus, kad tai jau labai didelė sveikata. Nes gamta yra tokia, kad jinai, žinom, kad yra natūrali atranka, jinai kažkam neleidžia augti, gimti, o mes galim išgelbėti dabar bele kurį. Ir tas, kaip sakant, į ateitį galvojant, tai mes vis silpnėjame, mūsų sveikata vis silpnėja. Nes mes prirenkam dabar tuo labiau, kad jau tas paskutiniai 100 metų yra daug labai civilizacijos tų išradimų. Ir jie irgi, ką be pažiūrėtum, man tik atrodo, kad čia labai yra gerai, kad mes labai jau čia pažangus esat, bet jeigu tik atidžiau pradėsi žiūrėti kiekvieną tą atradimą ir išradimą ir tą patobulinimą gyvenimo, tai jisai atsisuka prieš mus. Dabar kaip yra senosios medicinos, jos buvo sveikatinančios. Kartais sako, Edita gydo žolelėm. Ne taip yra. O su onkologija čia yra kita kalba, nes čia yra tos ląstelės kitokios ir čia be chemoterapijos, be naviko masės mažinimo mes nieko nespėsim padaryti, nes jau kartais per savaitę 2 užauga jisai daugiau negu norėtųsi. Tai va, čia jau neišeita, tas sveikatimas yra tik šalia. Kai aš sakau savo pacientam, jau tas, kas sukėlė vėžį, tai turi būti, reiškia, keičiama. Tu gydaisi naviką, bet šalia darai tai, kad tos priežastys, kurios sukėlė, arba padėjo augti navikui, tai reiktų kažkaip tai jas eliminuoti iš savo gyvenimo. Labai geras. O su kokiamis dažniausiai priežastimis žmonės ir susiduria, kurios įtakoja būtent onkologiją? Priežastys tikrai yra daug jų ir mes nežinom. Čia yra dešimtmečių rezultatas. Viena, kad nuo vaikystės tos priežastys kaupėsi, yra vadinamas epigenetiniai veiksniai. Mes tą, ką tėvai mums duoda, tai yra genetika. Ta, ką mes patys užsitarnaujam, netgi pas mamytę pilve jau mes jau gautum kažkokius veiksnius, ką jinai valgo, kaip jinai galvoja, kaip jinai jaučiasi. Ir paskui mes nuo pirmos gyvenimo dienos vėlgi viskas mus, kas supa, viskas įtakoja. Ir mes maistą renkamės tokį, kuris mums kelia vidinį uždegimą. Šiai dienai kokios vėžio priežastys, kai kalbame, bet tokie terminai yra. Yra rezistentiškumas insulinui, yra pralaidus žarnynas, tas leaky gut, kuris dabar daugybė žmonių alergiškų, autoimuninės ligos ir panašiai, čia žarnynas šiai dienai labai yra svarbus, yra metabolinis sindromas,
daug tokių terminų, lėtinis uždegimas, irgi, kuris praktiškai veikia visas ląsteles nuo galvos iki kojų ir kuri ta silpniausia vieta, tai pas mus kiekviena yra skirtinga ta silpniausia vieta ir matomai išsiderina, nes tų ląstelių, tokių, kaip sakant, vėžio netinkamų yra pas mus gaminasi gal tūkstančiais ar milijonais netgi ištisai, bet mes susitvarkom su jom. Mes atpažįstam ir jas sutvarkom, bet tai, jeigu yra silpnesnis organizmas, kažkokie defektai, jau aišku gali tas procesas pradėti vystytis onkologinis. Tai va, čia labai mes matome didelį įvairovę tarp navikų. Dabar šiai dienai tikrai, kiek matai, nėra dviejų vienodų. Netgi su ta pačia liga ar krūties būtų vėžys ar žarnyno, absoliučiai yra skirtinga eiga, ten jau nekalbu apie stadiją, tai čia dar gali kažkaip sugrupuota žmonės, bet ar eiga, atsakas į gydymą, ar atsakas į tam tikrus vaistus, toleravimas irgi. Tai vat mokslas, pavyzdžiui, atsirado apie 100 metų, taip, kad pradėjo kurti cheminius vaistus ir čia galvoju visas ligas pagydysi. Deja, kadangi mes patys einam ne tuo keliu, nesveikatimo, savęs griovimo keliu, tikrai tą galiu drąsiai sakyti, kaip apsidairyti, tai bandysiu įrodyti, kad tikrai tą darome šiai dienai. Reiškia, tai mokslas bando atrasti vaistus, kurie veiks. Bet kodėl, pavyzdžiui, suskaičiuoja, mokslas apie vaistą parašyta, jo vaistą aprašė, kad tiek procentų gali būti tas, tiek procentus, bet mes matom, žmonės absoliučiai skirtingai reaguoja į tą patį vaistą ir tikrai pirmąkart skirdamas net neįsivaizduoja, kas gali būti, ir paskui jau ten bandai kažkaip tai koreguotos dalykus, tokį vidurkį, žinai, bet kaip konkrečiai tas žmogus negali pasakyti. Tai mokslas net negali nustatyti kaip tu. Bet tai mokslas šiai dienai, kai aš pradėjau, prieš kokią 12 metų, čia tą visą mokymąsi tos alternatyvios terapijos stebėjimo ir kaip čia tas veikia viskas, tai tada to mokslo ne per daug. Čia aš pati su savim šnekėjau, parduotuvėje to maisto nebuvo pasirinkimas, ten net miltų nebuvo pilno grūdo, ten tik aukščiausios rūšies ir aš matau, kaip keičiasi tas parduotuvėje, tas repertuaras, reiškia, atsiranda poreikis ir viskas. Tai mokslas šitą bandė irgi dabar jau ateina irgi kaip į madą mokslų paremti sveikatinimą. Bet kokia mano būtų dabar matymas. Mokslas yra gerai, bet mokslas padaromas per kelis metus, pavyzdžiui, paimta kažkokia grupė pacientų ir paimta kažkokia viena problema. Ir mes dabar, kadangi viskas labai yra svarbu, kad būtų mokslo paremta, tai mes atskirus segmentus, iš tų segmentų bandom sulipdyti mūsų gyvenimą. Mano požiūris būtų, kad mes ta gamta mūsų sudėliojo idealiai. Per tiek metų mūsų visa biochemija, fiziologija yra idealiai sugalvota ir viskas. Ir dabar mes mokslu bandom atspėti, ką ta gamta sugalvojo su mumis. Nes realiai, jeigu anksčiau protėviai gyveno tikrai negalvodami, kaip čia jie koją statys, ar kiek čia minučių eis greitai ar lėtai, jie gyveno ir, kaip sakant, natūrali atranka buvo iš karto parodė, kur yra tiesa. Dabar ateina bobytė, vyresnis žmogus pas mus, tu jam kalbi, ten paklausi apie maistą ir žmogus realiai taip gavosi, kad jis ne savyje, kaip aš sakau, įsitvirtinę savyje, bet jisai gauda iš išorės kaip antena, kur kas ką pasakė ir kaip jam darysi, ir kadangi ta atmintis tokia 10%, tai tie žmoneliai absoliučiai nieko nesupranta, kaip jiem gyventi, ką daryti, nes nėra, dabar jau nutolom nuo savo pagrindų, nežinom nei kaip eiti, nei kaip valgyti, ką valgyti ir panašiai. Reiškia, mano požiūris dabar, kad mes turėtumėm ne tą savo gyvenimą daryti sudėtingesnį ir apkrauti visokiais dalykais, kurie mums neįtakojo mūsų evoliucijos, o kaip tik mažyti, atsisakyti daugelio dalykų, kad mes sugrįžtumėm į tą, kokiom sąlygomis įvystė mūsų fiziologija. Dabar mašinos, reiškia, viską daro, plauna, valo, taip toliau, ir mes visiškai nejudam, bet 2 kartus savaitėje 3 einam į sporto klubą, užvažiuojam į 2 aukštą liftu, pajudam pusę valandos viskas. Jeigu mes atsisakytumėm visų šitų dalykų, kad daugiau judėtumėm, ar žaistumėm kaip vaikai, ar tiesiog judėtumėm, vaikščiotumėm, tai jau įsispręstų judėjimo klausimas. Dabar visas pasaulis net atsirado sėdėjimo liga. Maistas dabar irgi kas gaudasi.
Maistą anksčiau, dar iki 60 metų, mano giminė, mačiau, kaip augindavo. Viskas natūraliai, paprastai, ten mėšlo ar kažko, tai, bet nebuvo jokių tų chemikalų ir tą, ką gamta užaugino, tą valgiai. Dabar jau reikia parduotuvėje ieškoti maisto ir jau yra mokslas, kaip atspėti, kuris tau nekenkia. Realiai, maisto yra pasaulyje labai daug, kai aš žiūriu, bet 90% parduotuvėje, ko gero, yra sugadintas maistas padėtas. Nes aš pati dabar, kai pradėjau skaityti etiketės, aš visą neturiu ką ten pirkti, suprantat. Ir tie, kurie tuo nesidomi, nėra savyje, jie visą tą deda į save, apkrauna save visokiais sintetiniais kvepalais, nejudėjimu, kažkokio cheminėm medžiagom, kad ir, kaip sakant, jau pasidarė prabanga grynas oras, nes visur chemikalai. Tai va, čia yra. Tai aš manau, kad yra viena tokia labai svarbi tema apie maistą ir kaip maistas įtakoja mūsų sveikatą, gyvenimo būdą, energiją, nes tikrai aš irgi konsultuodama klientus labai gaunu tokį, kai paklausiu apie maistą, o ką tu valgy, bet šiandien man viena moteris ir pasakė, kai jinai turėjo panikos atakas, sako, manęs, kai tu užklausi, ką aš valgiau, tai sako, aš visą vasarą pravalgiau šaltibarščius su bulvėmis. Ir sako, man buvo gėda tau netgi pasakyti. Ir tai kur norėti, kad tokia mityba laikui bėgant nenuvestų į kažkokius vienokius ar kitokius sveikatos sutrikimus. Tai kaip, Edita, jūs galvojat, kaip mąstot, kokį požiūrį norit atnešti ir parodyti žmonėm kaip gydytoja, kaip savo srities specialistą? Taip. Vėlgi čia mes atsirėmėm tą, kad mokslas atrado dabar tą protarpinį badavimą, kad maisto dėliojimą, mokslai aš labai dėkinga, kad yra prikūrę visokių aparatukų, kur gali pasižiūrėti ten cukrus, gali ten įvairias sudėtinės dalis kraujo pasižiūrėti, ten įsivaizduoti, kaip ir iš tikrųjų pas tave rezultatas, kas gaunas, nes žmogus nuo žmogaus skiriasi ir tas pats Ayurvedai yra 3 konstitucijai tipai, bet aš kiek stebiu savo aplinkoje, artimoje namie, tai būtent taip ir yra, valgymas yra skirtingas. Mes negalime sudėti į studiją visų aplamai ir paskui išves kažkokį rodiklį ir tu valgyk taip. Jis nevalgys taip, ne už ką nevalgys. Nes mes patys augindami vaikus sugadinam jų tą įgimtą dalyką, tas programas, kai aš vadinu įgimtas. Ir paskui noriu, kad tas vaikas būtų sveikas, nes jam kišam taką visai ne į temą. Nes taip mes atrodo, tai mūsų mamos sakė, visokie kompotai ten būdavo, kugeliai ir taip toliau. Tie visi viskas dabar čia nereikalinga, nes ta pasaulyje istorija tokia, kad yra visada kažkoks tai netekliai, kažkokios yra įvykiai, kad prie Ruso laikus, kai sakant, negalėjom rinktis to maisto, ta bulvė kepta, virta ir visokia kitokia buvo, kad kažkaip pamaitinti tos žmonės dabar yra jau perteklius, vėl įsidirbinėjami į kitą pusę, tikrai to nereikia atvežtinių iš kito pasaulio galo kažkokių žalių dalykų, kai kurių mūsų fiziologija visiškai neįprastai klausimas, ar mus nealergizuoja. Aš dėl avokado labai didelį klausimą turiu, ar tikrai jisai nuskintas medinis atvežtas per pusę pasaulio ir mums sveikatą duoda. Čia yra didelis klausimas, kol dar gamta kenčia. Tai maistas šiai dienai, sakyčiau, labai tolstam nuo natūralumo. Ir sakyčiau, taip greitai tolstam, kad tiesiog jau žinokit, reikia paieškoti jau, kad jisai, tai dabar ne tai, mokslas pasako, sveika valgyti ridikėlį, sveika valgyti avokadą ir taip toliau. Bet aš dabar žiūriu, kad esmė, ką tu į save, kaip tas ridikėlis augintas, kaip tas avokadas atrodo, tu gali taip apsinuodyti tuo sveiku produktu, kad mažai nepasirodys, suprantat. Dabar eina kalba, kad turi man geriau burokas iš daržo, negu kažkoks tai mangas iš kito pasaulio krašto. Tu gali tą mangą valgyti, bet negali kasdien valgyti. Vis tiek turi orientuotis tą regioninį, sezoninį maistą. Nėra šiaip savo toks frazės, tokios lakios. Mums nereikia gal bananų ten ištisai kasdieną valgyti visus metus. Tai šitą šiai dienai aš už sezoninį, už regioninį maistą, už maisto negadinimą, neperdirbimą ten, kuo įmanoma paprasčiau, viskas, kai sakau, tinginė virtuvė, kad negadint maisto, reiškia, ir tas, ką mūsų ląstelės fiziologiškai per amžinuosius jau įpratusios gauti.
Ląstelė yra toks dalykas, kad jeigu jinai uždegimiška, jeigu yra lėtinis uždegimas, jeigu yra, reiškia, metabolinis sindromas, jeigu ten tas pralaidus žarnynas meta į kraujo srovę tas, kas neturėtų patekti, ta ląstelė, jinai nepajėgi gauti medžiagų, jinai dūsta. Dabar didžiausias srautas žmonių jaučiasi blogai, ten, reiškia, ir nervų sistema silpna. Ir žodžiu, bet kaip aš kaip gydytoja, ir viskas holistika gerai, tas raminimas, viskas, bet labai daug lemia ir fiziologija. Nes kaip yra vitaminų trūkumas, ar kažkokių medžiagų trūkumas, ar medžiagų disbalansas, iš karto tavo keičia psichiką, hormonus keičia. Tavo nuotaikos tai yra hormonų santykiai, pasikeitimai. Tai tu nesupranti, kas tu vyksta, bet tu jauti, kad kažkas negerai. Žiūrėk, pageriai kažkokių vitaminų ar kažkokių medžiagų, jau tavo nuotaika gerai, tu visai jautiesi gerai, nuovargio mažiau. Tai reiškia, iš tikrųjų, ne mes pavargę, mūsų ląstelė pavargus yra. Va kame reikalas. Nes visa esmė, mūsų visa tas plyta, statybinė medžiaga, tai yra ląstelė. Kaip jinai gyvena, kokiom sąlygom, kaip jinai kvėpuoja, kaip jai ateina medžiagos, kaip išeina, va čia yra esmė. Ir jinai gali ir susirgti, ir prasideda mūsų ligos, tai nuo kažkokios ląstelės, ne nuo skrandžio, o nuo skrandžio kažkokios ląstelės, suprantat. Tai va kaip yra. Tai šitą... Tai man iš karto, va, taip galvoju, tai kokį maistą rekomenduotumėt valgyti, va, nes ne visi gal čia supranta, kas yra ten insulinas ir taip toliau. Tai ką, va, kokios ligos yra, ne, va, ir kokį maistą labiau rekomenduotumėm. Taip, jūs sakėt, kad setoninė, ne, bet... Ne, tai čia dabar su maistu yra taip. Pirmiausia, maistas turi būti tiek maisto, kad jisai tiek užtikrintų mūsų funkcionavimą. Ir, kaip sako, pavyzdžiui, mūsų protėviai atsikeldavo ryte, dar mano pasakojo, kaip būdavo sunku pečių užkurti, reiškia, tai ryte pusryčiai, per pietus, vakarienė ir viskas, jokių ten tarpinių valgydimų nebūdavo, nes ten gali kokią morką pagriaužti, bet ten, reiškia, tokių virimų. Dabar mes turim šaldytuvą, kuris veikia 24 valandas, bet kada ten pirštų paspaudė dujinė, žodžiu, mes galim valgyti be sustojimo. Ir dažniausiai su tarpiniu valgymu net neskaičiuojame, nes nesiskaito valgymas. Ir mes tą kasą savo, kuri įpratusi buvo daugiau, kad negautų maisto, reiškia, nes nebuvo žmonijos istorija, kad visą laiką perteklius. Kai kurios klasės ten turėjo tą perteklių, bet didžioji dauguma tai neturėjo. Ir mūsų ląstelės daugiau linkusios į pabadavimą negu šitą perteklių. Ir tai užtat, kad tai valgydavo automatiškai ir sunkiai dirbdavo. Pavalgydavo ir sunkiai dirbdavo. Dabar mes, sakau, nesilaikom nei dienos režimo, neturim supratimo. Ir ką valgom? Mes netidirbam už tą maistą. Mes privalgom daug ir paskui einam sėdėti. Suprantate, čia irgi mūsų kasa pavargsta ir tas užsidaro ir ta ląstelė nuo to aukštų gliukozės kiekių ir ne tiek gliukozė, kiek tas insulinas veikia mus, gadina ir kraujagyslės ir sukelia tas lėtinius uždegimus ir panašiai. Žodžiu, čia bet nėra vien tik ar kasos arba ten insulino, čia yra daug, nes paskui gaunasi viso kūno. Reiškia uždegimas, tas lėtinis uždegimas. Ir kurią vietą paveiks, tai niekas nežino, nes tai yra vis tiek generalizuotas procesas, viso kūno problema. Tai maistas, sakyčiau, taip, kad mūsų fiziologija žarnynas pažintų. Nereikia tų tokių kažkokių labai sudėtingų produktų ir aš kartais sveikatintose maisto gamybos grupėse, kai pasižiūriu, tai ten būna mane užblokuoja už, kaip sakant, gerus žodžius. Bet ne, žmonės nesupranta, kad ne burną maitinam, ne burną. Mes turim, tas mūsų maistas turi pasiekti žarnyną. Žarnynas turi atpažinti jį, suprasti, ką jis čia gavo, turi perdirbti iki molekulių, įsiurbti per sienelę, kepenyse metabolizuoti, paskirstyti, kur reikia, pagaminti tas medžiagas, kur reikia, o mes dabar gadiname ir žarnyną, į tą sienelę, metam beleką į tą žarnyną, žarnynas darosi uždegimiškai, prasirado pralaidų žarnynas, tos medžiagos, kurios neturėtų būti kraujyje atsiranda, stebimės iš kur tos alergijos yra, kepenų, pavyzdžiui, didžioji dauguma pacientų, jeigu padaro echoskopiją, kepenys dismetabolinės. Toks terminas, visi galvo, čia vėžio nėra, bet čia, kaip sakė, nieko gero,
nerodo tikrai kepenų tos mūsų virtuvės, kad yra jinai sveika. Vėlgi, yra jau problemos kepenyse. Tai visą tą, ką mes nenatūraliai suvalgom, mūsų organizmas, jeigu sugeba, tai išleidžia išorę, o dalį tiesiog pradeda kažkur kaupti, sąnariuose, kepenyse, dar kažkur, tai paskui mes verkiam, kad reikia protezuoti sąnarius. Reiškia. Tai yra labai, kaip sakant, žmonės 10, 20, 30 ir daugiau metų nežiūri savo visiškai sveikatos, bet kai suserga, tai reikia čia ir dabar, per vieną dieną pamatyti onkologą, reikia pradėti gydymą ir viską reikia greitai daryti, jau tada susirūpina, staiga išgirsta, kad jis tokį kūną turi ir organus, kurie jau yra, ir jeigu žmogus ateina, nuo durų matai, ir didelis nutukimas, ir taip vos paeina, ir toks spalva veido, ir iš tolo jau matai, kad jisai ligonis yra, tai reiškia, jisai realiai neturės nei geros širdies, nei gerų kepenų, nei inkstų, viskas čia yra gaiminė reakcija. Jeigu serga, tai ne po vieną serga iš karto, vienas paskui kitą įsijungia tie svarbus organai ir mes turim tokią labai silpnos sveikatos žmonės, kur kartais ateina jau su onkologija ir tu kitas iki atrodo, kad jis greičiau numirs nuo kitų ligų, bet ne nuo onkologijos. Ir tai būna. Suprantat, kad baisu gydyti, nes dar patrumpys jo gyvenimą, kad net laikys nei ta širdis, nei tos kepenys, nei tie inkstai. Tai užtat mes ir turim paskui, kadangi žmogaus būklė vidinė, tokios skirtingos tos būklės tarp žmonių ir tos ligos, ir ta patirtis gyvenimiška, ir ką jis ten darė su savim tiek metų, tai mes ir turim paskui gydymo metu pačius įvairiausius pašalinius reiškinius ir nėra kaip sulyginti jų, nes kiekvienas individualiai eina. O dabar, Edita, tikrai būna žmonių, kurie galvoja, kad labai sveikai valgo, gyvena, sportuoja ir atrodo kaip ir liekni, kaip ir viskas tikrai gerai, nors ir aš tokių pažįstu, bet vis tiek atsiranda būtent tokios ligos, nors atseit sveikai gyvena. Taip, nebūtinai. Dabar reikia pasakyti, aš irgi, kaip sakant, stebiu tuos, pavyzdžiui, veganai, vegetarai turi irgi didelį uždegimą, netgi labai didelį, nes jų mityba yra tokia, kaip sakant, šališka. Vaikai šiai dienai, sakyčiau, kad mano ta karta dar yra kažkuria prasme, mes per gyvenimą surenkam jau tiesiog tų mutacijų, bet yra tokia bazinė sveikata yra gal geresnė. Suprantat, bet dabar jaunimas, aš tiesiog net nebijau pasakyti tą eterį, nes turiu tam, sakant, objektyvų pagrindą. Po 10-15 metų ateis dabartinių paauglių karta armija lėtinių ligonių. Armija. Suprantat, nes dabar kokia jų sveikata yra, tai tiesiog gali, nežinau, net kaip tą pavadinti, kadangi turiu anūkus, tai aš esu tikrai stebiu ir tiek fizinė prasme, šitą kinezioterapeutų, kai sako, iš klasės koks vienas būna tikrai fiziškai besivystantis sveikai, apie mitybą nešneku jau čia net kalbos nėra, nes aš nesu parduotuvėse visada, jeigu aš žiūriu, ką perka paaugliai, jeigu perka, tai ten čipsai ir Coca-Cola, daugiau ten nėra maisto jiem. Reiškia, ir gal ir namie dar kažkoks vyksta ten, sveikas, bet jau išeina išorė, tai viskas yra, ta žiniasklaida daro juodą darbą. Galiu pasakyti, kad žiniasklaida visur. Ir rūkymai, ir lošimai, kas tik nori, bet atsidarai kompiuterį, prasideda reklamos visiškai, kas netinka žmogui. Ir tas maistas... Tai ką daryti dabar paprastam žmogui, jeigu jis nori būti sveikas, turėti sveikus vaikus, o aplinkui tiek daug dalykų darosi, kaip nepaklysti? Tai reikia šnekėti, bet kas yra mano akiai, akim dabar, kaip sakau, aš nueinu parduotuvę, aš matau, ką mamytės perka vaikam. Ir pradėkim nuo to, ne vaikus reikia pradėti auklėti, reikia pradėti auklėti suaugusius pirmiausia. Nes iš to, kaip perka, kai aš visada matau, kas vežimėlį yra, ir aš kartais tiesiog gali iš karto pasakyti apie žmogaus edukaciją, sveikatos klausimais, pagal tai, ką pamatai. Ir žmonės, aš pati, kadangi ištisai dabar domiuosi tuo, reikia pasakyti, kad mano pačios požiūris keičiasi, nes aš kuo daugiau skaitau, tuo man aiškiau, kad reikia jau darosi problema rasti to sveiko maisto, suprantat? Nes jisai
sakau, perdirbimas tai perdirbimas, bet ir auginimas, ir saugojimas, ir reiškia, konservavimai ten tie, ir visokios dujos, ir visokie chemikalai, ir rundapai, ir kas tik nori, reiškia, viskas modifikuoja grūdus. Glitimas dabar, ant bangos, kiek yra sveikatos žmonėms sugadinęs glitimas. Aš jau 2 metai nenaudoju glitimo, daug, kadangi ant savęs bandau viską, tai aš galiu pasakyti, tikrai yra akivaizdus kenkimas sveikatai, tos bulkos duonos visos. Tai va, bet žmonės to nesupranta. Ir kritinės masės, tie sveikuoliai, kurie suvokia, bent stengiasi suvokti, kad suvokti, tai manau, kad čia niekad nesuvoks iki galo, nes čia yra labai plati tema, čia ne medicina, kad perskaičiau per vakarą apie vaistą ir viską žinau, bet čia ne tas, čia yra nepaprastai sudėtinga ir reikia tikrai labai daug žinių. Tai gal ir perka, pavyzdžiui, parduotuviai kažkokį gėrimą, sultis, bet jeigu jis iš koncentratų, jeigu jos, reiškia, daug pridėta ten fruktozės ir viskas, jos kenkia vaikui. Suprantate, mes nežinodami netgi vaikam kenkiam, pirdami, tipo sveikesnės produktus. Tai čia turi domėtis labai tėvai, bet sakau, čia reikia pradėti nuo tėvų, paskui nuo darželio, mokyklos, tai ir iš viso stengtis neskatinti visokius automatus, reiškia gėrimo, ten čipsų kažkokiu, žiniasklaida. Jeigu susimtų visi žmonės, to nebūtų. O dabar yra tas reklamos, nežinau, žmonės pasiduoda ne tiem dalykam, kas jo sveikatina, bet pasiduoda tiem, kas jo sveikatą gadina. Man labai patiko, kai mes kalbėjom, kad jūs sakėt, greitam maistui, viskas, kas greita, lengva, paprasta, prieinama ir tiesiog pradeda tapti gyvenimo būdas, kuris labai, labai toli nuo gamtos. Taip, ne burna mes maitinami, didžioji dalis galvoja, kad burna, man skanu. Man tas žodis kaip keispažodis dabar. Aišku, man skanu tas, kas aš matau natūralu, va čia va. Užauginta, va tada man skanu. Bet jeigu ten primarvalyta kažkas pridaryta, pridėta augalinio aliejų, kurie praktiškai yra omega 6 ir ten užkiša viską, ką gali užkišti, suprantate. Nes žmonės dar po šiai dienai perka rafinuotus aliejus. Augalinis aliejus, jisai nieko bendro su sveikata neturi, bet kiek šiai dienai neaišku dar žmonėms šitas yra. Ir aš per tiek metų yra grupė, kuri keičiasi ir stengiasi, bent domisi, bet sakau, niekad nepasieksim to maksimumo, nes šiandien neįmanoma pasiekti to žinojimo, bet jau pastangos yra ir kiekvieną metą kažką išmoksi pridėti savo tam sveikatinime, bet yra, kurie absoliučiai nesidomi, nieks neįdomu, bet jūs, bet jūs viską tą perduodat vaikam. Ir augs karta, kurie irgi nieks neįdomu. Ir aš tikrai nematau, kad mes onkologai neturėsim ką veikti, nes man toks vaizdas, kad mes kuo toliau, tuo baisiau dirbam, tuo didesnis srautai, tuo jaunėja pacientai, nes sveikatai yra tikrai viskam lieka laiko, išskyrus sveikatą. Sveikata tai čia toks. Kokį jauniausią pacientą esate turėjus? Mes tai dirbam su suaugusiais. Kadangi aš suaugusiu, tai čia jau viskas nuo 18 metų jau yra. Bet ligos tikrai pajaunėja, nes aš 40 metų dirbu, aš galiu pasakyti, kas dabar pasikeitė per tuos 40 metų. Čia tikrai ne jokia studija nieko, bet tai mano patirtis, kaip man atrodo. Tai tikrai, pavyzdžiui, neturėdavom tokių jaunų ten krūties, žardyno, virš 20 metų jauni žmonės, štai pasikeitė pačių ligų eiga, kiaušidžių labai, aišku, gal įtakoja vaistai, nes buvo vienokios schemos, platinami, biškį džiavino, reiškia, nepraeinamumo tokio, pasikeitė pats ligos pobūdis. Gimdos kūnas anksčiau buvo tokių bobučių liga, dabar kiaušidžių vėžys eina visiškai agresyviai ir tikrai vos nelygų, tiek turime kiaušidžių, tiek tikrai rimtų gimdos kūno, gimdos kaklelio daug. Žodžiu, dabar turim daug visokių tokių ligų, kur anksčiau taip, galvotam, kad čia seno žmogaus, ar ką dabar nepavadinsi, kad čia jau dabar visokio amžiaus turime ir tikrai daug. Dabar jūs kalbate ir aš prisimenu, kai teko lankytis
palatose ir kaip matydavau, kad kiti artimieji atneša va tas pačias kubų sultytes ir viskas, kas saldu, kas skanu, buvo minėję, kad ir bandelių valgė ir taip toliau ir atrodo, kaip žmonės kaip ir norėtų pasveikti, bet jie viską užkrauna ant kažkieno kito atsakomybės, o patys nuo savęs. Paprašiau. Aš to nevalgysiu, man čia neskanu, čia kaip aš be duonos, tai ką valgyti, suprantat? Cepelinas tai būtinas, suprantate, o glikeminiai indeksai yra baisu. Aš kai nešioju tos šitą aparačiukus, kaip sakant, kur 24 valandas matuoja, tai aš galiu aiškiai pasakyti be jokių klinikinių studijų, koks maistas kaip veikia ir kokius duoda šuolius. Mūsų esmė, kad nevaryti organizmą į kažkokias stresinės situacijas. Mūsų protėviai neturėjo tokio, daugelio produktų, pavyzdžiui, neturėjo rafinuotų cukraus. Ten gal dar 2-3 kartus atgal jau ten būdavo per kažkokias smūgės, ten kokie saldainiai ten, bet tai kiek ten per didžiasias šventes, o dabar gali valgyti 24 valandas su saldainiais, piragėliai privalomi prie arbatos, kavos, atsirado daug tokių dalykų, ko mūsų fiziologija nepažįsta. Esmė, kad mūsų fiziologija to nesupranta. Jis yra 1100 metų susiformavusi, kiekvienas purkiukas, kiekvienas milimetras, net ne centimetras, milimetras ir net ląstelės visas, reiškia, vidinė struktūra yra paremta senais vatais evoliucijos dėsniais ir kas ten pasidarė. Taip mes turėtume gyventi. O dabar mes griauname visame kame. Stresas baisinis 24 valandų, o šviežio oro nematom realiai, visos dabar patalpos be langų, dirbtinės ventiliacijos, kvapai visur, šimtai, tūkstančiai, netgi šimtai ir tūkstančiai aprašomi buitinių, reiškia, kvapų ir chemikalų buityje. Jeigu mes išskalbėme kvapniai patalinę, tai gulim 8 valandas debesy cheminėme. Dieną purškėmės kvepalais, patalpose visur dezodorantai sintetiniai ir mes norim sveikatos. Slogos nebemokam išgydyti šitą natūraliai, reikia būtinai nueiti vaistą kažko pasimti. Ir dabar šiuo metu, kadangi tokia vis tiek yra nestabili ta padėtis, tokia visokios čia kalbos vaikšto, aš jau pradėjau stebėti, kadangi pradėjau domėtis tą žmogaus, tą situaciją, ką jis veikia ekstremaliuose situacijose, kada prasidėjo karas Ukrainoje. Aš tos filmukus žiūrėdavau atidžiai, kaip žmonės ten mėnesį, ten sėdi Rusijai, dar kažką, tai taip, paskui Turkijos buvo tie, reiškia, žemės drebėjimai ir visokie brandoliniai ten sprogimai. Tai aš žiūriu, ta prasme, kaip medikas, ką jie darė, kokias klaidas darė, nes daugelis galėjo išgyventi per to nežinojimą. Ir šiai dienai, aš dabar, mano toks akcentas, kuo čia viskas nestabiliau, tuo mano galvoj toks tiesiog siaubas, kad mūsų žmonės visai nepasiruošę. Jie savęs nemato, nežino. Jeigu jie negaus maisto įpakuotą, reiškia, paketę, jie nežinos, kaip jo rasti, kaip save pagydyti, kaip ten tokiose sąlygose be vaistų padėti savo, ar uždegimas kažkoks, ar danties, ar temperatūra, kas iš viso, jie neįgalus yra. Ir aš dabar tikrai galvoju paskutiniai stovyklai, dabar, kuri bus šiemet vasarą, daryti tokias paskaitas, kaip padėti savo, matyti save, žinot save ir padėti savo, bet tokiomis sąlygomis, kad tu nieko neturi, nėra šalia vaistės, nėra prekybcentrio ir tau reikia padėti savo. Kaip, reiškia, kaip rengtis, kaip koją saugoti, kaip galvą saugoti, kaip, reiškia, kaip elementariuose stebėti simptomus, kaip, pavyzdžiui, plaučių uždegimo negauti ir taip toliau. Yra viskas, reiškia, aš su mama, kada dirbau, visokių ten būklių buvo. Ir stuburo lūžis buvo 3 mėnesius pragulėjo. Tai žinom, kad sėdi žmonės 2 savaitės ir viskas, ir gauda plaučių uždegimą, o čia 3 mėnesius nebuvo nei trombozių, nei plaučių uždegimų, nei pragulų, nieko. Yra elementarūs dalykai ir be vaistų. Kojas tromboflebitų susigydė, viską be vaistų. Pas mane yra akcentas, kaip apsėti be chemijos. Kuo aš daugiau sėdžiu chemijai, to aš daugiau šalia gyvenime noriu, kad tai viskas būtų be chemijos.
Ir aš 2 farmacininkų vaikas, žinau, kad nėra vaistų be pašalinių reiškinių. Nėra vaistų. Ir reiškia, jeigu vaistas yra ištirtas, kažkokie simptomai, kažkokie problemai spręsti, bet mes nežinom, ką ta cheminė medžiaga atėjusi į organizmą prie tam tikrų temperatūrų, rūgštingumo, skrandžio, žarnyno būklės, dar kažkur tai susijungia ir kas gaunasi. Užtat su tą patį vaistą žmogus gerdamas turės, pavyzdžiui, 100 žmonių geria ir visi pasakoja skirtingai, kaip pas mus tamoksifeną geria. Visos moteris ten 1000 geria ir visos pasakoja skirtingai, kaip jos toleruoja. Tai čia ne vaiste esmė. Esmė, kad yra organizmo kitokia terpė, kitokia situacija, kitaip metabolizmas vyksta, kepenys dirba kitaip ir daug dalykų grandžių, bet ir sukelia tos pašalinius. Tai sveikatinimas daugmaž metodai yra vienodi visiems. Gyvenk gamtoj, žiūrėk į gamtą, ten kuo mažiau tų išradimų, kurias tau gadina sveikatą, bet kad onkologiniais ligoniais mes turim mažintą masę ir paskui sveikatinti, bet kas yra ir pati liga. Ir mūsų tie vaistai sukelia krūvą pašalinių reiškinių, kuriuos neišeina net nekreipti dėmesio. Ir neuropatijos, ir silpnumai, visokia anemijos, ir gleivinių pažeidimų, viskas mes turime įsikišti, bet mes neturim žinių, suprantat. Ir čia yra įdomioji dalis, kad iš tikrųjų tai galima padėti, bet mes šiai dienai oficialiai gydytojai tam neruošiami ir sako, tu geriau nevartok, nes nežino, ką sakyti ir tada sako, tu geriau nevartok, nes tada tikrai nei aš kaltas būsiu, nei tu galvosi kažką, tai reiškia paprasčiausių kelių nueina. Bet iš tikrųjų tai padėti galima labai daug. Ką jūs ir darot? Taip, bet sakau, čia aš tai labai džiaugiuosi, kad taip gyvenimas susidėliojo, kad aš be to oficialaus darbo turiu tą kitą matymą tų problemų. Žinokit, nes kai aš kolegom sakau, išeisi pensiją, ką tu darysi su tom tabletėm, su tais chemikalais, tik supratimo kito neturi realiai. Tai mano tas yra, aš nebijau, jeigu jau tuos Dievas, kaip sakant, sulaukti tų laikų, tai jau tu matysi, tu esi savyje. Aš kiek anksčiau buvau pasiekus didžiulį svorį, viską dėl to, kad užvalgydavau tą stresą, reiškia, kaip nemačiau savęs, tikrai gyvenau šalia. Tai dabar aš tada paskui jau mokiausi išgirsti save, savo simptomus įvairius išgirsti, net užsirašydavau, kad man kažkur suskaudėjo. Dabar mano jau smegenys pačios. Aš galiu dirbti, bet man kažkur tai brakšt, jau ten viskas. Aš girdžiu, mano jau smegenys reaguoja ir aš tą vietą turiu atidirbti, išjudinti, pažiūrėti, kas ten yra, nes signalus kūnas siunčia ir labai greitai siunčia, bet mes jų negirdim, mes per savo lėkimą jų negirdim. Kokius, Edita, daugmaž kūnas signalus siunčia, kad žmonės tie, kurie žiūrėtų, patys pasižiūrėtų ir prasiskenuotų, ar jau gauna kažkokių signalų, ar... Skausmas. Pavyzdžiui, kaip man tai net kartais juokina, reiškia, buvau parašęs net postą tokį, kad žmogus sako, šitą pradėjo skaudėti klubo sąnarį, pasidariau magnetą už savo pinigus, tie šiokie tokie ir anokie, gydytojai nieko nemato. Tai aš tai suprantu, kodėl nemato. Nes aplink sąnarį, aplink kaulą yra daug audinių ir kaulą maitina raumenys ir tie aplinkiniai audiniai, per juos ateina į kaulą medžiagos ir tą kaulą, kaip sakant, suteikia stiprybės, tai tas, kas ateina per tas audinius. Ir jeigu užsidega pats aplinkiniai tie audiniai, jungiamieji, ten, reiškia, sausgyslės, raumenys fiksuoti, dabar mes, reiškia, irgi kadangi daug sėdim, tai mūsų įmūryta yra daugelis, mūsų kūnas toks yra labai fiksuotas kai kuriom kryptim, juk mes nedarom įvairius judesius, mes einam kaip traukinys bėgiai, suprantat. Ir viskas yra automatiškai, mūsų kūnas tai nepratęs prie šito judėjimo, mes netraukiniai, mes kažkada tai viską darėm, dirbom, auginom ir taip toliau. Tai ir pradeda skaudėti šitie aplinkiniai audiniai, padaro magnetą, kaulas tai dar nespėjo sugesti. Kada magnetiniam rezonanse matys stuburė problemas, kaulė, klubė, kai jau reikia protezuoti, viskas ten nugriauštos, tos kremzlės, jau ten uždegimas, bet tada jau yra per vėlu. Suprantat, bet tikrai žmogui skaudėjo ten dešimtmečiais prieš tai, kol jis pamatė tokį kaulą. Tai mes turime reaguoti tokią
jie atrodo nereikšmingai, ai, paskaudėjo kažką tai, ai, rankos nepakeliu, kažko fiksavosi, bet jeigu tu jos nepadarys taip, kad jinai judėtų kaip vaikystėj, jinai po biškį trauksis ir viskas, peties uždegimas ir sėdys ant tablečių diklofenako paskui. Suprantate, visą gyvenimą skrandį gadys ir kepenys. Brandat, čia yra visur taip, ir virškina, mama pučia, man nevirškina, aš to negaliu valgyti, kopūstų negaliu valgyti, nes ten nevirškina. Skrandis yra toks, kai jis viską turi virškyti, kas yra gamtiško, kas yra natūralaus, nereikia padangų valgyti, bet jeigu yra maistas, yra kažkas problema tam skrandyje. Ir nereikia omeprazolio gerti, kad ten nuimti rūgštingumą, reikia kaip tik žiūrėti, kas ten, kodėl jis nevirškina, gal kaip tik rūgščių jam trūksta. Mes daug nueitam lengviausiu keliu ir gydytojai, kad žmogui, jeigu aš atsisėjau žmogus, man duota 15 minučių ir jisai man sako, kada aš tą galiu padaryti, aš vos spėju tą, kas dabar buvo sudėta prieš akis, aš neturiu kada į tą žmogų kitassyk pažiūrėti, kiek yra rašymo čia. Suprantat? Vat, kur medicina nuėjo. Mes negydom, mes tik tai esame paslaugos dabar teikėjai, kad aš parašau vaistus ir tą padarau, bet iš tikro, yra tokiuose stovyklose gali kažką papasakot, suprantat, kaip pažinti save ir kaip pradėti matyti save. Tai ir papasakokit, girdėjau ir mačiau, kad gegužės 17-19 dieną Edita organizuoja stovyklą. Ne, aš organizuoju, aš tik tai ten kalbėtoja esu, bet yra ir žmonės. Bet į tą prasme, kad aš prijaučiu šitai problemai, vis tiek esame medikai ir tas retas derinys, kad medikai kalba, reiškia, ne apie vaistus, o kalba apie tą sveiką gyvenimo būdą, nes mes vis tiek tą matymą turėdami bazinį, tą medicininį išsilavinimą. Aš kai skaičiau tas visas alternatyvės terapijas, tai aš būdavau paskaitau, galvoju, gal ir gali būti, gal negali būti taip. Aš bandydavau, aš 3 savaitės kažką darau. Ar kažkokius pratimus darau, ar ten ant žemės guliu, ten taip toliau, ir žiūriu, kaip tas veikia. Ir reikia pasakyti, kad tas ir buvo šokas, kad aš pamačiau, kad viskas labai gerai veikia. Edita, o kaip daugelis žmonių dabar neturi valios, neturi ryžto, iš kur jūs pati semėtės Geras klausimas. Čia ne vieną kartą girdėjau, kad sako, kiti ten savaitę pasilaiko, pusę metų pasilaiko ir viskas ir numeta. Bet suprantat, aš irgi, kaip mama sako, aš nesuprantu, sako, per visą gyvenimą nė vieno pratimo nepadaryti, čia vis dabar visus vaikai, suprantate. Reiškia, esmė yra motyvacija. Tu aiškiai, kai pasimokiau, aiškiai supratau, kad ne nuo nieko kito nepriklauso mano sveikata, tik nuo manęs. Tik 100% priklauso, atsitiktinumas kažkoks, tai gal plytė užkris ar kas, bet šiaip paėmus, aš galiu labai daug įtakoti savo sveikatai. Ir taip, kaip aš jaučiausi, būdama 45 metų ir kaip aš jaučiu 60, tai yra dangus į žemę. Aš dabar esu, kaip sakau, darbinis arklys, galiu varyti 24 valandas. Ir tas nebuvo taip visada. Už tai, kad aš dabar matau, girdžiu save, kontroliuoju, taisau, pridedu nuimu kai ką ir pasiekta tokia būsena, kad labai yra. Ir taiso tokius susirgimus, kur medicina parašiusi, kad tai yra nepataisomi. Tai regėjimas atstatomas, akinis pranešėjo 30 metų, nenešioju dabar. Reiškia, ten visokios tirpimai, neuropatijos, viskas tvarkosi. Kas yra keiščiausia man kaip medikui, tai nueita medicina tokiu greituoju keliu, kad žmogus atėjo, pasiskutė, imti tabletę. Greitai, skausmas. O kodėl skauda? Nes jeigu jam paliksi tą skausmo vietą, aš apie onkologiją čia nekalbu, čia taip, šneku tokius visokius uždegimus. Onkologijai tai reikia ten žiūrėti daugiau, gal metastazės yra, gal ką kita, tai čia kiti dalykai. Bet tie sveikatimo, tu negali palikti savo sveikatos, tu turi kiekvieną minutę būti savyje. Ir jeigu paimti žmogaus gyvenimą, ką mes gimstame, kad kuo ilgiau, kokybiškiau nugyventi savo gyvenimą, o ne varyt kaip arklys darbe, kaip sakant, pasiekti ten dugną sveikatoje ir paskui 50 kelių metų nespėjus sulaukti pensijos numirti. Suprantat? Ne to. Nėra mumyse to auklėjimo,
nuo pat pirmos klasės matematikos, aukštosios matematikos pridėta dalykų, bet apie biologiją, nežinau, toks vaizdas, kad iš viso niekas nesimokęs. Nežino, nei kur blužnis, apie kraują, nieko. Nu, žmonės apie viską žino, kaip megzti, kaip statyti, kaip ten kažką daryti, apie sveikatą. Tada, kai susirga, pradeda domėtis, skaityti, sėdi internete ir mokosi. Bet jeigu tu tą žinias, išgyvenimo, tuos dalykus, tokius suvokimus gautum nuo vaikystės ir namie tėvai visi darytų, būtų įaugę kraujo, čia nereikia nieko mokytis, čia tiesiog kaip su protėviai žinojo, kad ten reikia su vištom, reiškia keltis, su vištom gultis, su gaidžiais keltis. Nes yra viskas, mūsų melatoninas, mūsų dienos cirkadinis ritmas palei tai ir yra. Saulė nusileidžia, sutemsta, paukščiai nutyla, mes baladų nedeginam, einam gult. Pradeda sau kilti, energijos didžiausias kiekis yra, paukščiai kyla čiulbėti ir mes keliamės, tada yra mūsų energija aukščiausia. O dabar pramiegam iki 11-12, o daužomės per naktis ir jau to užtenka sugadyti sveikatą. Suprantat, kaip Ajurvedai sako, pirmas darbas sveikatinime - dienos režimas. Sutvarkyti dienos režimą. Daugybė žmonių sėdi ant raminančių, o kai paklausi, kai miega, blogai miega. O pas visus miegamuosiuose televizoriai, mėlyna šviesa, kompiuteriai, planšetės, telefonai, viskas, miego nėra, sugadytas. Ir dabar neseniai girdėjau, kad reiškia, miegą mes gadiname ištisais metais, dešimtmečiais, bet sutvarkyti miego režimą jau neužtenka ten 2-3 savaičių, reikia 3-4 mėnesių. Tokio jau stabilaus stengimosi, sąmoningo ėjimo į miego sutvarkymą. Tas įmanoma, aš tą jau irgi, kaip sako, labai žiūriu stipriai. Nes melatoninas yra vienas stipriausių, šiai dienai pripažintas stipriausių antioksidantų. Tai negerti žuolės ar kažką ir tuštintis vieną kartą savaitėje. Nes čia nonsensas, suprantat. Reiškia, organizmas turi dirbti visas. Gauti tinkamas medžiagas, tinkamai suardyti, suvirškyti, perdirbti, metabolizuoti, įsisavyti, kad ląstelė būtų pajėgi įsisavyti, aplinką nuimti visus chemikalus, kuriuom nereikia, tas elektromagnetinės bangas, kiek įmanoma ten išjungti, Wi-Fi'us naktį ir galbūt telefono vaikam pažiūrėti, kad vaikai pausinį neturėtų to telefono, nemiegotų ant to telefono. Ir čia irgi, kaip sakė, nieks to nemato. Šitą daugiau judėti, mažiau važiuoti, nu dabar čia sudėtingas tas dalykas, bet tas judėjimas, čia yra mūsų, yra viskas, sustabdys. Mūsų raumenynas dirba kaip atskiras organas. Gydytojai net nemokome, aš irgi, kai pradėjau laikyti kineziterapijos kursus, dėl to, kad aš tik tai tada sužinau, kad pasirodo ir raumenys, kurie kažką daro. Tai dabar tu, pavyzdžiui, pažiūri žmogų ir tu matai, kaip jo išorė juda, taip yra viduj tas pats analogas, suprantat? Ir tu jau eina gatvė ir tu gali pasakyti, kuris organas pas jį nedirba, nes jis kažkaip skersas eina ir jau yra vidaus organų padėtis kitokia. Bet kas įdomioji dalis. Mes nemokomės, pažiūrim tyrimus, sutrikę, nesutrikę, bet laboratorija tai nesumatuoja visko, nesumatuoja tų ankstesnių, reiškia, dalykų prie. Pavyzdžiui, Ajurvedai yra 6 ligos stadijos, 6. Realiai visi ligoniai ateina 5 stadijoje. 5. Dar lieka 6 stadija, tai vadinasi bėda. Sanskrito kalboje bėda. Nu ir čia ir lietuviškai panašiai skamba. Reiškia, tai yra jau ta 5 stadija, tai yra, kada organizmas nepajėgus atstatyti savęs. Suprantat, jau viskas, jeigu ateis su liga, tai yra antiek giluminiai, tolimi pažeidimai, kad tau padaryti tavęs sveiku jau ko gero neįmanoma, nes ta liga formavosi prieš tai tas 4 stadijas, suprantat, praėjo, kol tai įsitvirtino toj vietoj, kur dabar turi. Tai čia yra toks, kaip sakant, toks mūsų paviršutiniškai. Sako, gydytojai nepagydo. Jis jeigu jau atėjai pas gydytoją su kažkokia simptomatika, jau gali būti problema pagydyti. Jau čia tai gali, kaip sakant, paviršutiniškai tos simptomus apmažinti, bet padaryti sveiku kaip vaikystėje, jaunystėje, jau ko gero nepavyks, nes tai yra jau grandinė reakcija per visus procesus. Taip, o mes dar kaip ir kalbėjome, jeigu čia buvo man užduotas klausimas, kai vaikučiai yra maži, kodėl jie serga onkologija, kodėl būtent nutinka taip?
Šiaip, kol Ajurvedos nesimokiau, tai dar kitaip galvoju, nu, kaip ta karta tokia, kaip sakant, tarybinių vaikų, suprantat, irgi tas veikia galvą, suprantat. Tai, bet Ajurveda tai labai gerai parodo, kad yra tas vaikystės, yra tie karminiai dalykai. Ir aš vis tik tai galvoju, kad arba, reiškia, jau iš mamos nesveikatos ateina. Kitas dalykas, kad tas vaikas gal kažkokiose sąlygose, bet netgi ir Skripkevičius irgi vadina, kad, pavyzdžiui, kasos ar sarkomos yra karminiai dalykai. Ir taip gyvenime matai, kad čia sudėtingiau su šitais susirgymais yra. Nelabai jie čia klauso mūsų šiai dienai mokslo. Tai va, tai aš manyčiau, kad kaip sakant, užtat taip ir gaunas, kad gyvenime paskui, kaip pasimokiau, pavyzdžiui, aš kaip pasimokiau Vedas, tai tapau nepalyginamai didesnė katalikė. Ir kai sakau, numirsiu, tikrai giliai tikinti, nes gaila, kad mes nutolstam nuo tos religijos, nuo tų dvasinių dalykų, nes visais laikais medicina, tas sveikatinimas buvo prie tų labiausiai tokių šviesos objektų, tai vienuolynų, vienuoliai, nes gydė iškart ir dvasią, gydė iškart kūną. Mokėjo padėti kūnui, bet gydė dvasią. O šiai dienai mes viską gydom tabletėm, smegenys gydom tabletėm. Iš tikrųjų, tai tas reikalinga būtinai toks mokėjimas žmogaus susidoroti su stresu. Nes kortizolį gali susimatuoti, kiek jo turi. Bet jisai, žinokit, čia daro jau šiai dienai pilna mokslo šaltinių, ką daro lėtinis stresas. O lėtinis stresas pas mus yra 24 valandas ir visi, aš, pavyzdžiui, neturiu televizorius kokie 7 metai. Nes man nereikia ten to streso iš to televizorius. Nes ten ne ką pakeisi, žinai, o ten yra viskas, yra vis tiek yra manipuliuojama šitais dalykais ir šitą nereikia. Reikia vengti tokių dalykų, kas gali. Bet šiaip psichologai, mindfulness ir kiti dalykai išmoko. Jeigu anksčiau žmogus kažką tau pasakydavo ir tu galvodavai, oi, čia tikrai kažką pavadino mane, dabar išmoksi taip, tas žmogus tau sako nemalonius žodžius ir tu galvoji, kodėl jisai taip kalba, kas jam sąlygoja, ar čia depresija, ar čia kažkokia hormonai, ar čia kažkoks deficitas, suprantat, kad jisai šitokią emociją, taip šitokiu būdu reiškia emociją, jeigu nevaldo savęs, bet šitokiu būdu meta tą emociją kitam, tikėdamas nukrauti nuo savęs. Nes viskas yra paremta, kad jeigu jisai va taip šneka, taip elgiasi, yra kažkoks sutrikimas, suprantat? Yra kažkoks deficitas. Net ir, sako, vitamino D, ten depresijos ir taip toliau. Nu, čia yra daug dalykų, kas sąlygo. Aš kaip medikas labai daug matau tų tokių metabolinių dalykų, kurie įtakoja mūsų ir fizinę, ir psichinę sveikatą. Bet taip pat jūs labai taip suprantat ir apie tos visus dvasinius, vidinius dalykus. Taip, labai, labai. Bet tą reikėjo pasimokyti, nes irgi to mus nemokė. Tai dabar, sakau, manęs dabar nenervuoja ne tie žmonės, kuris tą gyvenimą nervavo. Nes tu jį matai, kad jisai turi teisę būti pasaulyje, jis kitoks, jisai gimė su kitokia limbinė sistema, tavo yra kitokia, užtat mes su vaikais kartais nesusišnekam, nes jisai gimsta su kitokia, tom baziniam, tom primityviom smegenim kitokiom, ir tik tai tas auklėjimas užsideda ant viršaus. Bet jisai limbinė sistema turi kitokią, kaip psichiatrai sako. Tai negali norėti visą pasaulį pakeisti. Ten aiškytis, ar rėkauti, ar ten įrodinėti, nereikia. Pasakėjai, bet jeigu jisai nepritarė tavo mintis, jo problemos. Nei tavo pakeisti, nei tu jo pakeisti. Ramiai, įsiskiriate viskas. Jo, kaip sakoma, noriu pasaulį pakeisti, pradėk nuo savęs. Taip kaip ir Vedai sako, štai vyras ir moteris, šeimoje, pavyzdžiui. Tai tu vyro nepakeisti niekaip. Jeigu jis norės pasikeisti. Turi arba sutikti su tuo, koks jis yra, arba skirtis, arba sutikti. Gali savo pavyzdžių bandyti, parodyti, kad čia gali jam ateis noras. Bet jeigu jam ateis noras, tada jis keisis, bet tu jo niekaip nepakeisi. Niekaip. Tikrai taip. Kuo toliau, tuo įdomiau. Deja, aš kažkodėl nematau jokių komentarų, tai mes tiesiog paskiau po visko peržiūrėsim, kam reiks, galėsim atsakyti. Gali drąsiai ir klausimus paskiau parašyti, kas norit, galite dalinti šitą laivą, būsim labai labai dėkingos.
Dirbu dar Ande klinikoje Vilniuje, ten, kaip sakė, šeštadieniais tokio, tai va ten valandą galiu plačiau kalbėti, tada va, tai labai įdomu, kai žmonės pradeda pasakoti savo gretinės ligas, labai matosi, kur yra problema. Va, tas išsidėliojimas lygų, taip, kaip sakant, ta seka, labai daug pasako apie sveikatą ir kuri grandinė neveikia. Ir su onkologija ten irgi daug ateina pacientų, kurie nori išmokti apie savo ligą, nes irgi labai daug baimių. Bet žinios yra didžiausias raminantis vaistas, žinios. Jeigu tu nežinai, tai tau visas pasaulis, kaip sakant, verčiasi ir čia, kai sužino diagnozę ir nieko nesupranta, tai yra stresas tokio lygio, kad, kaip sakant, nemato nei kelio. Šitą moteris, kai sužino diagnozę, tai neina susišnekėti net, ant tiek, kaip sakant, viskas blogai. O kai po biškį pradeda mokytis ir tada jau tu gali valdyti tą savo situaciją kažkaip tai. Tai va, tai tas mokymasis Ande klinikoje, va, stovykla, kurie darom 3-4 stovyklas per vasarą, čia tokio visiško entuzijazmo pagrindais tikrai šitą, kaip sakant, nes medikai mažai yra, kad va irgi ir stresas, ir judėjimas, ir žinios apie savo fiziologiją, savo kūną, tokios padeda. Aš sakau, svarbiausia, kad šiai dienai mums reikia galvoti, kaip esant kažkokiai situacijai, pirmiausia, padėti savo, kad savo šeimai, kad vaikus mokyti, kurie degtuko nemoka uždegti dabar tą kartą, nemoka šitą dujinės užsidegti, nes nežinau, kur ten, tik tai viskas pirštu daroma, viskas mygtukais vyksta visas veiksmas, mes esam tokia, aš nežinau, dabar jau robotizacija kažkokia, bet tas man labai kažkaip neramina, nes jeigu kažkas įvyktų, tai tu liktų laukuose ar kažką ir čia tikrai šitą, jeigu... Mes turim mokėti pasinaudoti šiuolaikiškais privalumais, bet tuo pačiu neužmiršti, kad reikia pagrindų, su kuriais mūsų tėvai gyveno. Mes, sakau, aš čia nenoriu, kaip sakant, grįžti į archainius laikus, bet ten buvo labai daug gerų dalykų. Daug gerų dalykų. Žmonės vis tiek mokėjo savim pasirūpinti be jokių išorinių dalykų. O dabar mes visą laiką viską įpratę, kad mums turi duoti. Mokslas turi pasakyti, kiek kartų turi eiti, kiek minučių ten bėgti, kiek eiti, ten kiek atspaudimų daryti. Tai tu pats jauti, kokia tavo raumenų struktūra. Aš tai sakau, tas mokslas reikalingas tai specifiniam dalykam arba sportininkam panašiai. Arba ten kažkokia ligonėm, su kažkokia jau patologija žarnyno, kad kaip čia padaryti taip. Bet bendras sveikatinimo tai nereikia. Ta močiutė išėjus iš tos paskaitos, kur prisirašė ten, reiškia, išgyvenamumus ir patikimumus, jinai nieko neatsimena, absoliučiai nieko. Nes jinai per gyvenimą nieko negirdėjo apie sveiką gyvenimo būdą. Tai jei ten kažkoks pasakymas, kad tu tiek valgy gramų arba burokas padeda nuo širdies ar panašiai, jei paskui ten sako, aš taisau imunitetą, geriu žolę. Tai mano būdas sekantis klausimas visą laiką, o kiek kartų jūs tuštinatės? Tai jeigu ta žarnynas užmūrytas, jeigu ten yra tuštinimasis, kai sakė, ne po kiekvieno valgio, arba bent jau vieną kartą dienoj turėtų būti, jeigu ten nedirba žarnynas, tai ta žolė neturi nė mažiausias prasmės, nė mažiausias. Žmonės atsineša tokiom terbom papildus, kas ką pasakė, bet jeigu tavo ląstelė nedirba, jinai nesutvarkyta, nepriima viso to, tu apsinuodiji nuo viso to. O dabar čia taip gerai pakalbėti apie papildus, o žmonės gali išvis naudoti prie onkologijų, kaip anksčiau būdavo sakoma, B grupės? Užtat aš sakau, kad čia ateina kalba apie sveikatimą, nes mes pridarome. Mes pridarome labai daug tokių komplikacijų ir tas pasakymas, jūs nieko nedarykit, tai aš aiškiai matau, kad tas realiai veikia ir kognityvinės funkcijos, ir protelis nieko neatsimena. Tai žmogaus gyvenimo kokybė, suprantat, jeigu jisai čia pat pasakė, viską rašosi, nes jis nieko neatsimena. Sako, aš už durų, aš nieko neatsiminsiu. Taip būna nuvažiavę galva. Neuropatijos, jau šitapį aukoju, nesučiupinėja sagų nieko. Tai turi kažką daryti, tai nepaliksi jį tokioj būkliai. Gal atsistatys kada, o gal neatsistatys, nes diabetikui vienaip, diabetikui ir po chemoterapijos kitaip, vien tik chemoterapija sveikam žmogui gal vėl kitaip.
Kodėl su neuropatija vienam atsistato po 2 mėnesių, kitam niekad gyvenime neatsistato. Suprantate, čia yra skirtingi dalykai. Reikia žiūrėti žmogų, kokie deficitai, ką dar gavo, kokį vaistą gavo, ar doksorubiciną ir ką jis gali padaryti, paklitaxelį, ką jis gali padaryti, docetaxelį, ką padaryti, fluoroacilas ten nusividuriavo ir panašiai. Tai yra skirtingi dalykai, skirtinga pagalba. Bet to pasako, valgyk sveikai. Tas žmogus, tai pirmas klausimas, pirmos konsultacijos metu, ką man dabar valgyti. Tai palauk, o ką jūs iki šiol valgėt? Tai tu gyvenai 60 metų, tai kažką valgiai. Reiškia, tau nerūpėjo, ką tu valgai. Tai dabar atsirado rūpestis, ką valgyti. Tai suprantate, bet aš noriu tą sakyti, kad reikia tą pradėti, kad tu neatsidurtum tokioj kritiniai situacijai, turi viskas vykti anksčiau, dešimtmečiais anksčiau. Bet šito niekas nesupranta. Man tiesiog kartais ir pikta, ir skaudu, kad kai matau žmonės, kaip elgiasi su savo sveikata, kaip nežiūri, kaip ten rizikuoja, iš viso nevertinant to savo sveikatos, tai yra pats brangiausias. Ne namai, diplomai, vaikus. Būreliai, diplomai. Pasižiūrėk, kokia to vaiko sveikata. Tu duosi diplomą, bet 40 metų nuo infarkto numirs, suprantate? Kam tas diplomas, kam? Tai ar tu nori laidoti savo vaiką, suprantate? Ar tu gali tom pončiukais maitintą vaiką, kas iš jo bus? Jis diabetikas bus iki vidutinio amžiaus, suprantat? Tai čia negali vaikui pataikauti. Tai jeigu tikrai aš, pavyzdžiui, kaip mama atslaugiau, tai jinai, reiškia, kardiologinis ligonis, ten operuota širdis, ten su stentais, 10 stentų. Tai aš, kai pradėjau čia viską nuiminėti, jinai 6 metus išgyveno be jokių vaistų. Be vaistų. Gydytojai nelabai tikėjo, kad aš čia, kaip sakant, neįtikėtina, kad kažką nesąmonę buriu čia, bet tas realiai veikia. Reiškia, žmogaus organizmas turi įjungti tokius rezervus, bet kuriam amžiui. Ar tau 10, ar 20, ar 80, neįtikėtini. Organizmas yra mūsų tobulas. Jo rezervai ir atsistatymų yra begaliniai. Tik mes turim padėti, negadinti, bent nesikišti, o mes dabar tiesiog betodiriškai gadinam savo sveikatą ir savo organizmą nepadedam, o kenkiam. Tai šitą mūsų vaikus auginam, žiūrėkim, ne mokslą, o žiūrėkim, kokią sveikatą padedam nuo vaikystės jam. Kokius pagrindus sveikatos padedam, ką išmokom. Dabar pabandyk paauglį išauklėti, kad jis nevalgytų ten kažko. Pabandyk. Niekas nebus. Nes jis klausys draugų, televizijos ir taip toliau. Bet jeigu nuo mažių dienų jisai matytų, kad tėvai taip valgo, daro, viską matytų, jam nereiktų įtikinėti. Tai kaip tas klausimas, kodėl? Aš aiškiai suprantu. Motyvacija 100%, nes tikrai žinau, kad niekas iš šono man nepadės, suprantat? Tai už tai taip tęsiasi tas 14 metų, tuo pačiu tempu, visada žiūrėti savo sveikatos. Gali ten ateis bomba kokia nukris, namo nėra, nieko nėra, darbo nėra, nieko nėra. Bet mano sveikata man reikalinga, kad išgyventi, atlaikyti ir panašiai. Kam esmė. Vienintelė, ko nesnešėjo ant kupros, tai žinių apie sveikatą. Internetas nepadės ir mokslas jau irgi gerai mokslas, bet mokslas yra tam tikrose situacijose, o kasdieniam gyvenime čia labai jau reikia turėti jausmą tą kitokį. Ar yra kažkokių tyrimų, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip čia pasakyti dabar, niekas nenori pasižiūrėti, ar jau serga onkologija, bet kažkur prieš jau, kad kažkas ne pagal planą gyvensinui, sveikato ir kūne. Šiaip yra ta antrinė profilaktika, kada jau gali padaryti ten kolonoskopiją, ten skrandį pažiūrėti, tą slapto kraujavimo testą, bet tai jau yra polipų ir kažkokių priešvėžinių arba kažkokių būklių pasižiūrėjimą. Šiaip save reikia tikrinti. Žmonės reaguoti nusiskundimus. Jeigu skauda, eiti, jeigu ten kažkas atsitiko, pasižiūrėti, bet aišku, makro dalykai, tai ne visada atsako į tą klausimą, kas vyksta. Ne visada. Tai aš manyčiau, bet kuriuo atveju tas pastangos įdėtos į tą sveikesnį gyvenimą,
bent jau jeigu susirgsi, aš jau viską padariau. Bet aš kaip matau, kaip paskui griaužiasi pirštus, kad va, aš galėjau kitaip gyventi, tai jau yra jau viskas. Dabar tie tyrimai, kas vėžio žymenys nėra tas, kuo gali pasitikėti. Tai prostatos vienintelis toks yra, kuris biškai daugiau atitinka tą ligą. Bet visi kiti markeriai, tai ieškojimas šieno kupetoj, nes daugelis ligų neturi jokių vėžio žymenų. Darosi genetiniai tyrimai, bet čia irgi nerealu visą visuomenę ištirti genetiškai, bet tu turėsi predispoziciją, bet ar tu sirgsi, neparašyta ten. Dabar, aišku, eina to keliu, kad ten iš kraujo lašo ir kažkokio, reiškia, imunologinio atspėti, kad yra tų ląstelių. Bet šiandienai praktikos tos nėra, taip kasdieninės nėra. Mes tik tai antrinėje profilaktikoje, kad padarytų tos dalykus. Šitą. Tai va, tai čia toks jau galbūt ateities klausimas yra, kaip nustatytas. Nes mūsų protėviai neturėjo tiesos, o mes patys prisigyvenom šitiek tų sutrikimų, autoimuninių ligų, visų dalykų. Tikrai, kol ne onkologija, dar gali grįžti ir stipriai aš tą savo pavyzdžių, savo artimųjų pavyzdžių galiu stipriai grįžti. Ir tiesiog jau gyventi, kaip sakant, be problemų. Išlygyti tuos simptomus, grįžti. Gal tai padarysi kaip vaikystėje sveikas, bet jau įgalima. Bet su onkologija nieko neišeina, vis tiek turi jungti tą mūsų gydymą, stabdyti. Operuoti, ar pašvityti, ar gerti kažką. Dabar pagal naviko, reiškia, morfologinį tipą skiriami vaistai ten pagal receptorius, bet receptorių, pavyzdžiui, hormonų receptorių buvimas nebūtinai apsprendžia, kad tie receptoriai pilnaverčiai, bet mes matom moterų, vos ne 100% receptorių, o neklauso hormonų. Vėl, reiškia, mes gal šiai dienai mokslas ne viską žino apie tą ligą. Nes 2001 metais atsirado tik tai diagnozė krūties vėžio hormonų receptorių, 2004 metais HER, reiškia, atsirado jau tyrimai, ten BRCA vėliau atsirado tyrimai genetiniai, bet vis po biškį dedasi tie diagnozės ilgėja mūsų, mes daugiau galime apie tą ligą pasakyti, bet ar bus toks laikas, kad žmogus gali viską pasakyti apie vėžį? Aš nežinau, mano karta tai tikrai ne, bet aišku, čia sparčiai labai auga, čia nespėja mokytis tų naujų dalykų, bet čia yra organizmas per sudėtingas ir jeigu, pavyzdžiui, kalio per mažai, kalio per daug, pagalvokit, kiek gali iki mirties gali išbalansuoti žmogų tiesiog. Tai o kur visa kita? Tai įtaka yra stulbinanti ir mes net negalim mokslų išsiaiškinti, kur konkrečiai, kas su kuo ryšiai kokie yra. Kodėl vitaminą D kitiem gerai neįsisavina, magnio ten kitų mikroelementų trūksta ir užtat niekada neįsisavins. Tai yra tokie dalykai, kad jau žinomi, bet kiek nežinom. Aš tai skaitau, kad yra paprastesnis kelias stengtis padėti savo kūnui ir kuo artimiau grąžinti tas fiziologinės normas, kaip mūsų ląstelės, mūsų visi audiniai įpratę gyventi. Kuo mes daugiau apkraunam tais išradimais, tai man labai kelia nerimą. Nes čia neįveikia. Man dabar kalbant, vis tiek jūs labai turi daug klientų ir daug žmonių, kurie jau po onkologijos, po gydymo vienokio ar kitokio. Ir koks tada yra gyvenimas po būtent šitos ligos? Kaip žmonės turi gyventi, į ką atkreipti dėmesį? Aš labai girdėjau, kad jie negali sugrįžti tas pačias vėžes, nes tos pačios vėžės duos laikui tą patį ir dar stipresnį rezultatą. Tai iš savo patirties kažką dar trumpai būtų labai įdomu. Žmonės įvairūs. Vieni, kaip sakė, iš tos baimės laikosi kurį laiką ir vis tiek didžioji dalis anksčiau vėliau, taip, kaip sakė, atleidžia tas vadžias, gal ne 100%, kiti kaip nieko nedarė, taip nedaro, bet tokių jau dabar šiais laikais yra biškai mažiau, bet kad taip jau skrupulingai žiūrėtų metais ir iki likusio savo gyvenimo, tai nedaug yra. Paskui prasideda ten jau, kaip sakant, palengvintas variantas. Bet tą švarumą kūno, tai aš manau, kad svarbu. Tai kad nes ląstelės jos yra kaip yra. Mes, kai sunaikiname tą, kuris tuo metu yra, mes nežinom, kas ten liko. Kokia mieganti ar ten, kaip sakant, rusenanti. Ir jei tik pasitaikys tinkamos sąlygos, bus recidyvas, bus kitas navikas,
Esu turėjus ligonį su 4 navikais vienu metu, skirtingais. Tai reikia, kokio sutrikimo viduje turi būti ta būklė, kad šitiek vietų iš karto vienu metu atsakytų. Tai čia jau paieškoti reikia. Klausiu aš tų vyrų, kurie, pavyzdžiui, gerklos operuotas arba ten, reiškia, toliau rūko. Toliau jie išėjo rūko. Ai, kiek čia liko, nesvarbu, suprantat. Nu tai palauktų, tas rūkimas tau tikrai nepadeda net gydytis. Tai jeigu tu nenori, kam tu leidi tos pinigus, dar važinėjai visus namiškius, vargini viskas, tu nesigydyk tada. Jeigu jau tu turi dėti pastangas, tas gleivinę žiūrėti, kaip yra, kad kuo sveikiau, kuo švariau, ten mityba, viskas. Ne, jie viskas pasenoviai. Spalvoti gėrimai palatose, išvažiuoja cigaretę rankoje už kampo, kur tose pasislėpęs, kad nematytų. Ir tai čia ne kelias yra. Čia liga yra duota kaip signalas, kad tu kažką turi daryti. Aš tai manau, kad čia yra pamokėlė. Kad tu arba turi sustoti, tie darboholikai visi gauna pamokėlę tokią, tas stresas irgi, tai sakant, nebūtinai ten gali valgyti ir judėti taip toliau, bet tas stresas, kai sako, aš labai gerai viską valgau, nereikia jums segmentuotai, aš ten sportuoju, aš tą, ne, viskas turi būti, va. Balansą. Taip, nežinai, kuri tavo yra blogiausia vieta. Nu tai ką, Edita, ar mes turim dar kažką pasakyti, tai aš dar nuo savęs noriu pridurti, kad Edita organizuoja gegužės mėnesį stovyklą, gegužės 17-19, kaip sakė, ne tik viena, bet ir su kolegom mačiau, ir tai yra holistinė sveikatos samprata, nu pavadinimas tai tikrai labai labai geras, tai mes labai... Holistinės pažint save. Taip, ir labai mes kviečiam ne tik, kai mes buvom kalbėjusios, ne tik sergančius, bet kad ateitų ir kuo jaunesni žmonės pradėti domėtis dėl savęs, dėl savo vaikų, kad investuotų į savo sveikatą, nes kur mes investuojam, tas mūsų gyvenime ir auga. Taip, tai yra pati geriausia investicija, nes tai ilgalaikė. Mes tada už 2-3 metų gal išmesim puodus ar penaltodės viską. Čia lieka visam laikui tas supratimas. Brandat, jisai tik pauga naujom žiniom ilgainiui. Ir tikrai tau, aš sakau, ne diplomų mandrių reikia vaikui. Vaikui reikia sveikatą duoti. Tėvai turi numeris 1, tai sveikata. Aišku, diplomai gerai jam ateičiai, bet jeigu jisai bus didžiulis ligonis, tai tėvam bus širdies skausmas bereikalingas. Bet čia vėl kokia graži misija. Ateina žmogus į stovyklą, išgirsta pats informaciją, tai reiškia parneša ir tėvam kažkokios informacijos, bet tuo pačiu ir vaikam, ir ta lavina kažkur eina, plečiasi automatiškai, tas žmonių ratas didėja, kur aplink save mes kuriam tą tikrąją sveikatą, tikrąjį gyvenimo džiaugsmą, nes be sveikatos mes niekas. Viena tokia stovykla buvo, kur kaip tyčia susiderino, kad labai daug jaunų žmonių atvažiavo. Va jaunų, visai taip sakė, tik sukūrusių šeimas. Tai va čia mes džiaugiamės, o tie čiurpulikai, kaip va čia reikia, medikai turi įsijungti šitą dalyką. Taip, kaip mes turim mokintis apie sveikatą, kaip mes turim mokintis apie santykius, apie psichologiją, apie save pažinimą, kito pažinimą, priėmimą. Nu taip pat, kur mes domimės, tur ir auga. Tai dar gal kažką trumpai apie stovyklą, Edita, ar... Stovykloje viskas yra priėmama. Ten dirba ir treneriai, ir šitai yra toks holistinis priėjimas. Ir apie kūną, ir apie maistą, ir aš savo tinginio virtuvę rodau, kaip ir apie mitybą kalbu, kaip aš irgi, kaip tą suprantu. Ir kiekvieną metą tas paskaitos keičiasi, nes ateina ir man pačiai žinios supratimas. Mokslas visi įtakoja kažkur tai tą supratimą, bet aš visada galvoju, kaip paprastam žmogui, be kažkokių super mokslinių žinių galvoju, kaip sakant, elementariam piliečiui Lietuvos būti sveikesniam, kad nereikia aukštojo. Čia kiekvienas iš mūsų tą sveikatą turi žiūrėti. Tai nėra sudėtinga, tik reikia suprasti ir būti motyvuoti. Čia realiai tai yra motyvacinė stovykla, motyvacinė, kad va taip kaip aš suprantu tą
ir nieks man kitas negali pasakyti kitaip, nes aš suprantu, kad nuo manęs tik tai viskas priklauso. Kaip gera girdėti ir klausytis ir dabar tikrai esu labai dėkinga tiem visiems gyvenimo įvykiam, kad būtent mes susipažinom, ne tokiu fainu būdu, ne per ligas, bet manau, kad tai gali... Nieko šiaip sau nėra. Taip. Tai mes šiandien gal labiau pakalbėjom apie tą ir kaip ir holistinę sveikatą, bet tikrai dar yra ir tie visi psichologiniai dalykai, mes labai pastebim, kai mes gydomės ir savo fizinį kūną, bet to pačiu žiūrim tam tikrus dalykus, kad tikrai ir tie gijimai spartesni būna ir ta gyvenimo kokybė pradeda gerėti ir labai dažnu atveju žmonės būtent po tokių sunkių ligų iš tikrųjų sako, kad jie pradeda atrasti tikrąjį gyvenimo džiaugsmą, nes iki tol tada jie net negyvena. Aš noriu papasakoti pabaigai vieną dalyką, realų. Ateinam, reiškia, už durų girdžiu triukšmelis. Kartais būna vienas žmogus pasitaiko, kur ten, kaip sakant, sujaukia visą tą tvarką. Ir mes jau stengiamės jau tokius jau gal paimti net greičiau, kad ten nebūtų bereikalingų emocijų. Žodžiu, apsikeitė vietom ligonė ir ant pačio galo ateina ta moteris, kuri turėjo anksčiau. Sakau, tai ko jūs laukėt? Reiškia, galėjot eiti? Sako, kodėl aš turiu gadinti savo sveikatą? Jinai sėdi, skaito knygą, jinai nedalyvauja visam šiame erzeli. Aš negaliu gadinti savo sveikatą. Suprantate, aiškintis ir brautis per duris. Suprantate, jeigu yra žmonės, kurie šitaip nori įeiti tokiu būdu. Tai kaip yra, mes esam iš vandens. Nėra, kad pas mus kliuksėtų, bet tas vanduo, irgi aš dabar tikrai galvoju, kad tai labai įtakoja mintis, įtakoja vandenį. Ir tas realiai yra, vanduo turi atmintį. Ir šiandien aš kaip tik girdėjau, kad jeigu ateina į mūsų galvą kokia neigiama mintis, eikim atsigerti vandens. Ir aš atsimenu, kai aš atėjau į jūsų kabinetą ir buvo vienas praktiškai iš pirmųjų klausimų, kiek žmogus sergantis onkologija geria vandens. Ir kiek dažnai klientų pas mus ateina, kurie sako, man nepatinka vanduo, tai aš labai dažnai dabar sakau, kad gal patiks, kai ateis rimtesnės sveikatos problemos. Tai geriau sąmoningai pradėti gerti dabar, kad iki to neateitų to, ko mes gyvenime nenorim. Tai pabaigai, Edita, paskutinį ten žodį, mintį ar kažką nuo savęs. Tikrai noriu, kad būtų kuo daugiau aplink sveikų. Deja, šiai dienai negaliu pasidžiaugti, kad mes tikrai turime visi tą pačią mintį, kad sveikata yra pats brangiausias turtas, suprantam tą tik tai, kai susirgame, tas labai liūdna, bet tokios laidelės, stovyklos, paskaitos, viską vis tiek po biškai, tą, ką aš prieš 14 metų mačiau savo aplinkoje ir aplamai, aš kai parašiau tą knygutę, tai galvoju, ko man diplomą atims. Reiškia, tiek mano ta mintis atrodė, kaip sakant, revoliucinė, kad medikas šitaip šneka, reiškia. O dabar jau, kaip sakant, vis daugiau, bet nereikia į kraštutinumus nueiti. Mes jau dabar, kai sakom, pralenkėm žmogų ir palikom jį pabaigoj, reiškia. Jau su savo visų entuziazmu nubėgom priekį, bet pamiršom patį žmogų. Tai sugrįžkim, pasimkim tą žmogų, išmokykim jį teisingų dalykų ir žmogus pats atsirinks, bet jis turi kažką, turi bazinės dalykas. Ne jam liepti taip ir anaip, taip sudėdėti už jį gyvenimą, jis pats turi susidėlioti taip, tikės tuo, darys tuo ir tada bus rezultatas. Kad ir mažas, bet bus. O jeigu tu liepsi, jisai už 5 minučių užmirštas. Taip. Iki pasimatymų kitų. Labai noriu padėkoti. Taip, aš labai noriu Jums padėkoti, kad čia sutikot pasidalinti savo žiniomis. Aš labai noriu padėkoti nuo savęs ir savo šeimos už tą viltį, kurią Jūs mums davėt, vedėt ir tą tikėjimą. Tikrai nuo manęs ir mūsų šeimos patys didžiausi atsiliepimai Jums. Kam reikia pagalbos, tikrai kreipkitės, tai žmogus savo srities specialistas. Kalba ne tik apie vaistus, ne tik apie kūną, bet ir apie dvasinius visus dalykus. Bet taip pat mes turime daug nuostabių kitų specialistų, kas dirba ir su psichologija, psichosomatika. Tai būtinai prisiminkit, kad gydom žiūrim kūną,
taip pat turime gydyti ir mintis, mylėti save, atleisti, džiaugtis gyvenimu ir pasauliu. Tai dėkui, kad žiūrėjot, galite palikti širdelę, komentarą, mes būsim labai dėkingi, arba galite pasidalinti su tuo, kam yra rūpi, kam tai aktualu, ir visus kitus kviečiame atvykti į stovyklą ir praturtinti savo ir savo šeimos gyvenimą. Iki greitai ir iki kitų pasimatymų.